Labuka. Pradedam bandyti kult vasarinius kviečius. Tik atvažiavom ant lauko ir pradėjo lyti lietus. Na, panašu, kad sėkmė ne mūsų pusė šiandien. Ir lekščiavo šito lauką. Jau beveik baigė. Ir dabar uždengiam priekabą. Ir tikėkime, kad greit nustos lyti, nes būsim atvažiavę veltui. Tai va, o dabar kulsim vasarinius kviečius, jie yra šyčia ir šyčia. Dar yra ir kitur šiek tiek laukelių. Iš viso, man rodos, apie 34 hektarus vasarinių kviečių turime. Ir lyja lietus. Na, mums sekasi. Va čia jau sudirbta žemė, labai gražiai. Čia. Nu, gražiai, labai gražiai. Nu, turbūt lietus mus šiandieną išvarė iš laukų. Taip gražiai va visi susistatė. Va, vieni išvaro lėkščius, o kiti kult. Bandysim kult. Nu, ten toks debesiukas tai ne fainas labai. Ateina mūsų ištikimas draugas lietutis. Nu, bent jau vėliavas išplaus, vienas pliusas. Vienoje pusėje šviesu, kitoje pusėje tamsu ir lyja. Tai labai šlapia šyčia gražu, sausa. Oi, viską, vėlyva tas lietus, viską. Grįžom. Tai dabar reikia ir arklį parvest, musės labai puola. Puola musės labai. Žirgas jau patenkintas, tai dabar eisim kitus dalykus derint. Visi gyvūnai ilsis. Baira? Nu, tu. Tai va, atvažiavau pasižiūrėti, kaip yra sėjamas posėlis. Šiaip atrodo viskas labai gerai. Neseniai tik šitą lauką pradėjo, bet kol kas tai labai gerai.
galėtų tik tiek ir palyti, ir daugiau nebelyti, būtų labai puiku. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video, susimatysime kitą kartą.